Trumpai apie Europos centrinį banką ir euro sistemą. Tai Rūta. Dabar jie keliauja po Europą. Jai labai patogu, kad daug kur gali mokėti eurais ir jai nereikia keistis pinigų. Be to, ji gali lengvai palyginti kainas skirtingose šalyse. Jai smalsu, kas prižiūri eurą. Tai Europos centrinio banko įsikūrusio Frankfurte ir eurą įsivedusių šalių centrinių bankų darbas. Kartu jie sudaro euro sistemą. Pagrindinė euro sistemos užduotis – nustatyti ir vykdyti eurozonos pinigų politiką. Tai reiškia palaikyti kainų stabilumą. Kitaip tariant, stengtis, kad vidutiniu laikotarpiu infliacija būtų mažesnio kaip 2 procentai, bet jam artimo lygio. Tačiau kaip visą tai susiję su Rūta? Didelė infliacija reikštų, kad kainos sparčiai kyla. Taigi, ilgainiui Rūta nebegalėtų įsigyti to paties prekių ir paslaugų kiekio už tą pačią pinigų sumą. Todėl euro sistema labai stengiasi, kad kainos būtų stabilios. Yra keletas įprastų pinigų politikos priemonių, kurias ji gali panaudoti. Svarbiausia jų – sprendimai dėl pagrindinių palūkanų normų, kurie daro įtaką eurozonos ekonomikai ir kainų lygiui. Krizės metu euro sistema laikinai taikė ir papildomas priemonės, kad padėtų eurozonai tinkamai veikti. Euro sistemoje svarbius sprendimus priima Europos centrinio banko valdančioji taryba. Ją sudaro visų eurozonos šalių nacionalinių centrinių bankų valdytojai ir Europos centrinio banko vykdomosios valdybos nariai. Bet tarybos nariai neatstovauja savo šaliai, jie balsuoja kaip visiškai nepriklausomi asmenys visos eurozonos labui. Sprendimai priimami kolegialiai, kiekvienas narys turi vieną balsą, taigi Europos centrinio banko pirmininkas sprendimus priima ne vienas. Euro sistema turi ir kitų uždavinių, pavyzdžiui, užtikrinti sklandų mokėjimo sistemų veikimą. Padaryti taip, kad mokėti negrynaisiais eurais visoje Europoje būtų greičiau, saugiau ir paprasčiau. Laikyti ir valdyti oficialias atsargas užsienio valiuta ir kitą turtą, rinkti ir sudaryti plataus spektro statistiką. Be to, Europos centrinis bankas suteikė leidimą išleisti į apyvartą euro banknotus, kurie atsidurs ir Rūtos piniginėje. Taigi Rūta tęsia savo kelionę po Europą. Dabar ji geriau įsivaizduoja, kas atsako už eurą. Be to, ji geriau supranta, kokį poveikį Europos centrinis bankas ir nacionaliniai centriniai bankai daro žmonėms eurozonoje. Nepriklausomai nuo to, ar jie ten gyvena, mokosi, keliauja ar dirba.